Budelis savo auką laiko pastoviam emociniam spazme. Ir ką tai reiškia pastovus emocinis spazmas? Taigi reiškia, kad auka yra laikoma pastovioje baimėje, pastoviam chroniškam strese. Jau kai budelis mato, jog auka bėgs iš santykių ir nes nebegali ištverti to spazmo, tai šiek tiek tą emocinį toną atpalaiduoja. Budelis leidžia tada aukai dominuoti, nes budelis tada užima aukos poziciją. Budelis suteikia aukai to, ko jai reikia duotojų momentu. Bet ilgai jai toj būsenai nieks neleidžia pasilikti. Toj budelis vėl užspazmina per aukos silpnasias vietas ir vėl didžiulis kiekis adrenalino užplūsta aukos kūną. Auka paskui gali keletą dienų išvis neatsikelti iš lovos, nes tiesiog patyrus tokį baimės kiekį, tokį adrenalino antplūdį, kūnui jį neutralizuoti kainuoja daugybę energijos. Ir tuo pat metu, kada žmogus yra pastovioj baimėj, jo mąstymas neveikia. Tai auka nesusivokia, kas su ja yra daroma, nes negali patikėti, kad gali būti tokių beširdiškų žmonių. Ir vat kada jūs pasodina ant šitų emocinių supynių, tai yra ant vidinio kūno kotikų, tai yra priklausomybė, nuo kurios išeiti, išsivaduoti, kūną taip krato, nebeina miegoti, mintis tik apie budelį, norisi jam atkeršyti, paskui norisi jį kuo greičiau susigrąžinti, kad visas šis košmaras baigtųsi. Ir tai yra baisiai nejuokingi dalykai. Šitokius dalykus reikia spręsti su specialistais, kurie nusimano, kas buvo su jumis padaryta ir kaip jums padėti. Budelis auką mokina pagaliau pamilti save, pasirinkti save, o ne pastatyti kitą žmogų savo gyvenime į pirmąją vietą. Šiandieną tiek. Iki.